dropping out. The ones who fight for you and me, we can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start a bloody game. We can trust him as a friend when they start a bloody game. Rex is a friend. He's running through the cities. Rašytoja knygose kūrusi nuotykių kupiną nuostabų vaikų pasaulį. Deja, kitokį negu asmeninėme gyvenime. Biografinė drama apie vieną populiariausių visų laikų vaikų rašytojų – Enid. Penktadienį 21:30 per LRT+. Kas man svarbu? Svarbu įrodyti savo, kad vis dar galiu. Atrasti įkvėpimą darbui. Svarbu plėsti savo akiratį. Svarbu pasitikėti savimi ir kitu. Man svarbu prižiūrėti ūkį. Mąstyti apie ateitį ir stoti kur noriu. Daug kas svarbu, bet svarbiausia – neprarasti žmogiškumo. Vieną dieną supratau, sveikata yra svarbiausia. Svarbiausia laiku suvokti, kad viskas yra trapu. Taika visame pasaulyje ir taika savyje. Man svarbiausia jaustis laimingai ir mylimai. Svarbiausia man gyvenime – šeima. Dėl jų galiu padaryti viską. Tai, kas svarbu, kinta. Tai, kas svarbiausia, išlieka. LRT. Šeštasis dešimtmetis. Danijos miestelio ligoninės slaugytojų komandą papildo vaikinai. Kasdienybę pradeda keisti jausmai. Serialas apie tuos, kurie laužo stereotipus. Jaunieji slaugytojai. Nuo gegužės 15 dienos. Sekmadieniais 21 valandą per LRT televiziją ir LRT mediatekoje. Draugiškiausias ir taikiausias kiemas planetoje ir vėl pilnas gyvybės. Mūsų aplankys Shiba Inu veislės šuo su savo geriausiais draugais Paul Demiko ir Gabrielė. Man atrodo, jis iš katino yra pasiėmęs blogiausias katino savybės. Kartu su auksinėmis žuvelėmis pildysime slapčiausius norus. Draugaukime 11:30 per LRT. Bankrutuojantis sovietinis rytų Berlynas. 3 seserys ir kova už šeimą, kai vieni siekia sugriauti sistemą, kiti nori ją išsaugoti. 3 dalių filmas Laisvės kaina. Pirmoji dalis penktadienį 22:55 per LRT televiziją. Radijas. Žinios. Pirmą valandą čia Adomas Šimkus.
Suomijos prezidentas Saulis Niinistė pareiškė, kad jo šalis, jei įstotų į NATO, tai nebūtų prieš nieką nukreiptas, nors ir kaimyninė Rusija perspėjo to nedaryti. Tai Saulis Niinistė sakė per ceremoniją, kurios